Sveiki, šiandien turim ganėtinai nestandartinį mūsų vaizdo įrašo klipuką. Gali gautis jisai įdomus, gali kam neįdomus, bandysim aptarti šitą temą. Plytelių klijavimo kainas, kas ko susideda, kas ko vertas ir kiek turėtų kainuoti šitie darbai, kad kiekvienam būtų aišku. Tai turiu kolegą Rolandą, jisai biškį padės, papasakosi savo pozicijos, kaip viskas turėtų atrodyti ir kiek turėtų kainuoti. Tai nežinau, laisva pokalbių tema. Taip, kolega teisingai pasakė, kad šiai dienai rinkoje visi skirtingai matuoja, skaičiuoja ir norint uždirbti reikia tikrai žinoti, kiek kas kainuoja. Pavyzdžiui, tu skaičiuodamas pagal kvadratūrą gali nieko neuždirbti, nes tu nežinai situacijos, Tai gal bendrai apibendrinant, tai gaunasi taip, kad pas mus žmonės klausia, kiek mums tada turėtų kainuoti kvadratas, tai būtų atsakymas ganėtinai pilnai neaiškus, nes turi įsivertinti begalybę nežinomų faktorių, kad galėtum pasakyti teisingai tą kainą. Tai paruošiamieji darbai, ar yra jų, ar nėra, nes visi sako, kad nieko nėra, pas mus lygios sienos, gražios, ateini viską sudedi, suskaičiuoja, tai yra kiek kainuos kvadratas, ypač telefoną arba taip. Taip negali paskaičiuoti, kiek kainuos kvadratas. Taip, niekad nebūna visą laiką aišku, nes gaunasi visa kaina susideda kokie pjūviai, prasideda nuo to pjūviai, skylių kiekis, kaip nori žmogus ir ką nori pasidaryti, kaip nori gražiai apdirbti kraštus. Tarkim, skiriasi kaina nuo kraštų apdirbimo. Tarkim, jeigu plytelė, kad biškį pertraukiau, tai gaunasi taip, kad jeigu nupjaunat plytelės kraštą, jisai gaunasi labai aštrus, apskaldimų yra, tai kad šitus apskaldimus viską būtų galima panaikinti, gaunasi, reikia dar papildomai tą kraštą šlifuoti, jeigu jisai yra matomiausioje vietoje. Tai tas dalykas atima, kaip pasakius, gal žmogui nieko čia svarbaus nėra, atrodo labai paprastai paėmiau, sudėjau, bet pavyzdžiui, jeigu paėmė šitą kraštą ir jisai matoma vietoje, tai tu turi jį gražiai sutvarkyti. Sutvarkyti, prileisti prie tam tikrą, ar ten bus kampiukas, ar kažkas, tai yra bazinis modelis, kaip sakoma, bazinis, kaip ir bazinis atlyginimas, taip ir čia yra bazinė kaina ir skaičiuoji pavyzdžiui, nuo 25 eurų kvadratas. Vėlgi, priklausomai nuo formato, dydžio, plytelės, nuo viso kito, kad ir paimkime, pavyzdžiui, žiūrėkit, atrodo paprastas dalykas, ne? Mozaika. Pabandykite ją taip paprastai paimti ir priklijuoti, kiek tai laiko užtruks. Noriu tas mozaikas sudėti, tai gali būti tau ir diena, ir daugiau, žiūrint, kiek kvadratų ir tau tikrai kaip paskaičiuosi. Nepaskaičiuosi. Tai tada gali skaičiuoti arba kvadratais, mažą patalpą, arba valandinis darbas, arba dar kitą. Arba už kažkokį gal atliktą darbą. Jo, susitarimas. Pavyzdžiui, būna, kad jeigu paskambina, sako, kiek kainuotų 3 kvadratai? Negali sakyti, 3 kvadratus. Sakai, kvadrato kaina tiek ir tiek. O jeigu jau paskui sakai, kad tai po virtuvės būna po spintelėm, tai tu negali sakyti, kad kvadratus skaičiuoji. Tada skaičiuoji dienomis, kiek yra. Tai gali kainuoti kažkoks nuo 300 iki 500. Jeigu paprastas plytelės atėjai, priklijavai, nes tai yra kas? Vieną dieną priklijuojai, kitą dieną užglaistai, trečią dieną, jeigu reikalingas silikoną uždėti, tai 3 dienos. Tai tu negali sakyti, kad už 50 eurų tu dirbsi 3 dienas. 3 dienas arba dar to labiau, kad savaitę laiko, jeigu užsitęsia tas projektas, kažko nenumatyto atsiranda. Taip, ypač mozaika, ten tos elektrinė dalis prileisti prie spintelės. Niuansų yra pilna, o tas, kuris skambina užsakovas, arba išeis nežinantis žmogus, atrodo, ką čia, kvadrato kaina 20 eurų, arba ten 30, kaip pigiai, fainai susidėsiu. Bet dažnai tikrai tenka susidurti taip. Čia tų klausimų pilna, čia neaiškumų, kas, kokia kaina. Dėl to ir nereikia stebėtis, kad jums pasakė vieną kainą, ten 25 eurų iš kvadrato, o galutinė gaunasi, jeigu dar parašymėjai kažkokie, jau jūs sakot, kad pas jums parašymų nėra. Taip, tada paruoškite plytelių klojėjams, kad jie ateitų ir tik tai darytų savo darbą, neruoštų sienas, neruoštų jums kampų, neruoštų tą, nesako, pas jums yra viskas. Plytelėms yra. Aš biškį tada pertrauksiu, nes gaunasi tokios situacijos, kad dažnai mes nuvažiuojam į darbo objektą ir papildomai jau žmonės sako, kad pas mane daugiau nieko papildomai nereikia, kiek tas galėtų kainuoti, kai pasakai bendrą tą kainą su, tarkim, hidroizoliacija, nes hidroizoliacija į kvadratą plytelių klijavimo tai tikrai neįeina.
į plytelių klijavimo kainą įeina tik tais pačios plytelės ir jas suklijuot, ką reikia padaryti, be skylių, be jokių tenais apdirbimų ir panašiai, nes čia gaunasi papildomai. Tarkim, kaip pas kiekvieną žmogų atskirai, tarkim, į kavinę, jeigu nueini, užsisakai vieną puodelį kavos ir galvoji, kad visi kiti puodeliai po to pirmo bus nemokami. Tai va tas pats gaunasi ir čia, tu tarkim, užsisakai kažkokią paslaugą, suklijuoja tavo plyteles, bet tarkim, kampų nepjauna, ten nešlifuoja, tai va šitie dalykai, nežinai, tarkim, pas vieną žmogų ten 5 metrus reikės tau pašlifuoti, pas kitą žmogų ten 10 arba ten 20, kaip pavyzdys, metrų, tai gaunasi papildomai prisideda prie tos kainos ir gaunasi bendra suma jau tokia ganėtinai gali ir iš tikrųjų didelė. Bet dėl ko ta didelė kaina susidaro, tai susidaro iš šitų bendrų esminių nematomų arba matomų dalykų, kas sudeda visą tą kokybę. Taip ir galvoju, kad atsitiks. Nu nieko. Pertraukėlė gamybinė. Tai ta kaina iš to ir susideda, iš tokių bendrų mažų smulkmenų, kurios yra ganėtinai vizualiai matomos. Tai iš tikrųjų gaunasi taip, kad žmogus gali prie to pačio projekto praleisti savaitę, gali praleisti 2 dienas, gali būti ir mėnesį laiko. Tai skirtumas tas, ant kiek pačiam žmogus svarbi ta kokybė, ant kiek jisai gražiai nori viską tvarkingai pasidaryti. Tai jeigu jisai nori visko pačio įmantriausio, gražiausio ir kad viskas blizgėtų, kaip būna dažniausiai žmonės pasižiūri Instagramuose nuotraukas arba būna iš salonų, kaip jos atrodo tos plytelės, pasiema, jam atrodo labai gražu, nuostabu, noriu ir aš taip pasidaryti, bet dėja, gaunasi sąlygos visai skiriasi, sienos yra kitokios, tarkim, pasižiūri salono, gražiai atrodo tam tikros plytelės, pas juos atėję jau bute arba tenais blokiniam name, jie nori, kad taip pat atrodytų ir pas juos. Tai gaunasi biški toksai, kaip pasakius, kas kaltas tada. Kai jau padarai ir sako žmogus, parduotuviai taip atrodė pas mane. Parduotuviai čia tai kaip yra, sako, pas kaimyną žolės. Parduotuviai tai kas? Yra specialiai padaromos nuotraukos ant jau ten... Taip, specialios sąlygos. Tai kaip studija. Taip. Paima gipso lapą, priklijuoja gražiai, ten visada bus viskas gražiai. Ir dar pirmas turbūt dalykas būtų pats svarbiausias dalykas, prieš norint pasikviesti meistrą, kad tau plytelės išdėtų, reikia pasidaryti planiuką. Reikia būtinai, aš rekomenduoju visuomet turėti planiuką. Tada viskas matosi, kiek tau plytelio reikės, kur tau reikės pripjauti. Ir galima tada viską paskaičiuoti. O dažniausiai būna užsakovas, ateina, aš noriu va taip, va čia taip, čia taip. O ką ten... Tai ta prasme, labai daug tokių nežinomų dalykų, bet ką dabar kolega nori pasakyti, kad planiukas padaro visą projektą įmanomą kuo greičiau ir idealiau. Tau nereikia nieko skaičiuoti jau. Tu tiesiog atvažiuoji jau į vietą, tau viskas yra jau aišku, nes vizualizacija yra jau padaryta. Tai tarkim, tam tikrose parduotuvėse, jeigu tu užsisakai plytelių dėjimo planą, arba ten perki už tam tikrą sumą pinigų, tarkim, kad ir tas plyteles, arba kad nesvarbu kažkokias kitas medžiagas, tau tiesiog būna paima ir padaro tą planiuką, jeigu tu nori. Nueini pas dizainerį, ten tam padaro ir nieko nekainuoja. Tai arba yra toks dalykas, mes galim tada padaryti ir jums nereikės sukti galvos, tarkim, nuo vienos sienos pradėjai klijuoti kitoj sienoj, ten kas gaunasi ir panašiai, krūva reikalų, galvos skausmo ir kur dėti atliekas. Tai dažniausiai dėl to planiuko, tai būna daug kas klausia, kokias plytelės mums reikėtų pirkti. Tai atsakymas toks, vieniem vienokias, kitiem kitokias. Tai nuo ko tas priklauso, tai gaunasi nuo sienų pločio. Tai gaunasi, jeigu pas tave labai jau plati siena, tu nori mažas plytelės susidėti, tai tau mažos išpjovos niekur nepasinaudos tenais, galėsi išmesti ramiai savo gyventi. Bet jeigu tu dėsi ten ant mažos labai patalpos 1,20 m plytelės, kur iš visų pusių pjaunas tiek iš viršaus, iš apačios, iš kairės ir dešinės, tai tarkim, kaip pavyzdys 1,20 m nupjauni, panaudoji kokią 70 cm, kad iš krašto ir visa kita tenais 50 lieka. Tai tu turi, ta prasme, 70 tarpą, tau reikia įdėti 50 plytelės, jau neužtenka, ją paimi, atidedi į šoną ir beveik galima sakyti išmeti. Tai dėl to tokie planiukai yra labai gerai. Na, aišku, mes nesiūlom, ką tenais daryti su jais, ar tenais pirkti, kad ten imtumėt tuos planus. Galite tiesiog pasimti popieriaus lapą, susibražyti, tarkim, turiu plytelę tenais tokio dydžio, kiek man reikėtų ant sienos ir kiek man įsipjaus. Tai, tarkim, labai paprastas dalykas. Taip, nes, pavyzdžiui, jeigu planą, aš buvau senukose, kiek, man atrodo, 200 eurų kainuoja pasidaryti planiuką. Jeigu neperki nieko. Jo, jeigu nieko neperki, 200 eurų.
Bet tai taip, iš vienos pusės tai atrodytų daug, bet tai tą darbą kažkas tai turi atlikti tikrai ir jis yra atliekamas, tai jisai perdėdamas plytelių klojėjams. Tai gaunasi, kad užsakovas nori pavaizduoti, kad jisai labai gudras yra, kad jisai to planelio nenusipirka arba nepasidaro brėžinio, bet tai tą visą planą, tą visą kainą persikelia ant plytelių klojėjų, kur jisai turi sėdėti, jisai visą dieną gali vos nepraleisti, žiūrint, kiek dar tų patalpų yra. Tai yra darbas. Yra toks pavyzdys geras, kad tarp praktikoje yra buvę, turim visą kolidorių. Kolidorius ganėtinai didelis, 50 kvadratų, bet atrodo kaip ir kolidorius visai, iš mano žodžių, yra labai paprastas. Čia gal net ir pats pirmas šių metų vaizdo įrašas buvo, kaip teko sudėti plyteles grindų, vien kolidorius, virtuvė ir salionas. Turėjom nevienodam lygiai tas plyteles, gaunasi vienur nišos, kitur nišos, temperatūrinės siūlės, tų siūlių daug, atrodo paprastas darbas, bet kiek užima laiko, jeigu tu taip bandytum susimatuoti visą, taip, tarkim, visas grindis, kad įsidėliotum, tarkim, pradedu vienam kampe namo ir kitam gale namo, kad man nesigautų labai mažos juostelės ir panašiai. Pripjovimai, taip, ar sveikom pradėti, ten, jeigu langas yra vėl, kokią tu nori grožio, tai kad išcentruoti, viską reikia dėliotis, taip. Taip, viską skaičiuoji, žiūri, dedi, aišku, tas užtrunka daug laiko, tai tarkim, ką tu būtum geriau sudėjęs ten, tarkim, iš mūsų pozicijos. Žmonėms tai dažniausiai tai neaktualu, jie dažniausiai sumoka kažkokią kainą ir tada jau žmonės įsprendžia tus dalykus, tenais, kas deda tas plyteles ar planus sudaro. Tai, bet jo, mums tai ateini, tarkim, įsidėliojom, mes, bent jau tas konkretus pavyzdys, apie kurį aš kalbu, tai buvo pats pirmas vaizdo įrašas, kuriam ten bandėm padaryti grindų dėliojimo planą, tas pavyko, ganėtinai gerai ir tiksliai, tai susidėjo tos plytelės, viskas atrodė labai gražu ir pagal planą net atitiko keliais milimetrais paklaida. Tai dažniausiai, tą kelis milimetrus gali per kryžiukus kompensuoti arba ten patį kryžiuką, kokį įdedi, kažkur ten kažkas plytelė atsitiko ir panašiai. Tai va, šitas dalykas labai padeda įspręsti daug klausimų, nes jau mes, tarkim, jau atėję į objektą, jau mes žinom, kad tolimiausiam pačiam krašte reikia dėti nesveiką, ne pusinę, ne kokią, ten buvo 30 atrodo, jeigu pamenu, jo 30 pločio ir iš ilgio, jinai ten ar 40 kažkas tokio. Ir tada per visus langus nuėjo ta plytelė, tenais viskas galėtinai gražiai tikrai gavosi, kas retai tikrai man išeina, nes yra tekę bandyti tokį patį projektą, bandyti pasiskaičiuoti rankinių būdų, tiesiog vietoj, tai atėmė, nežinau kaip pavyzdys, kiek aš ten dabar net nepamenu, bet pusę dienos dėliau, nes arba iš vienos pusės gražiai gaunasi ir nesigauna kitoj arba atvirkščiai. Tai vat turi dėlioti, nes kampų, kai daug, turi tenais ne 4 kampus, jau tenais 15 arba 16 kampų. Ar kokią nišą išilenda, ar kokios durys, tai kaip tai paskui. Arba tada jau pradedi nuo kažkokios vietos, tai jau tada tu nežinai, kur jau kaip jau dais, taip jau dais, tada centruoji plytelę nuo kažkokios gražiausios vietos. O jau kaip jau dais iki kažkokių tai durų ar ką, tai jau tada jau tai va yra. Čia aš skaitau, tai yra plus užsakovas arba nežino, yra tik tai du variantai, arba nežino, arba nenori mokėti už tai ir viskas, o nori viską turėti vienu metu. Tai toksai lietuviškas skupumas, ar kas čia pavadinti čia. O taip tai geriausia tai būtų tas 50 eurų įtraukti į sąskaitą ir tada sakai žmogui, kad bus paskaičiuota, padaryta taip, kaip jam parodė ir viskas. O jeigu daugiau kažnors ima, tai kažkokiu tai būdu išskaičiuoti ar priskaičiuoti, jeigu užsakys. Bet už dyką nedaryti, stengtis už dyką nedaryti, nes viskas yra kainuoja šiai dienai, tiek kuras, tiek visa kita, todėl reikia viską skaičiuoti, susigalvoti, kokie darbai yra atliekami ir visi darbai turi būti apmokami, nes tu paskui nueini pas stomatologą, to viską reikia mokėti, nueini bet kur visą laiką, visi jau turi savo kainas, o kodėl, pavyzdžiui, plytelių klojėjai ar ten dažytojai ar ten kiti specialybių neturi savo įkainių. O kiekvienas turi savo įkainį, nes tiek įrankiai, tiek nupjauti, tiek atrodo paprasta. Pridėjau plytelę, o jeigu dar įstrižai eina, tai tu gali pusę dienos užtrukti kokį įstrižą kampą nupjauti, nes turi kiekvieną plytelę matuoti atskirai, negali pasidėjęs liniuotę ištisai 5 plytelės nupjauti, nes tol, kol neįdedi vienos, nežinai tam tikrų atstumų ir visa kita. Ir kas dėl to, kas kiek tenais turėtų būti apmokama,
Tai iš tikrųjų priklauso nuo pačio meistro, tai jeigu ką meistras atėjo pasakyti, nėra blogos kainos, ką aš galėčiau pavardinti, tai kaip tai suprast. Tai gaunasi, nereikėtų suprasti tą kainą tiesiogiai, tai gaunasi bloga kaina yra tada, kada tu sumoki per daug už tam tikrą kokybę, prastą. Jeigu tu sumoki už ganėtinai gerą kokybę ir esi patenkintas, tai yra viskas gerai. Bet nereikėtų kaltinti meistro, čia galima pasakyti, reikėtų pasižiūrėti, kaip tas meistras dirba, pamatyti, kaip tenais jisai atlieka tam tikrus dalykus, tam tikras kliūtis, įsprendžia. Tai reikėtų tada gal nuo to ir pradėti, nes blogos kainos nėra, yra tik tais bloga kaina už tą netinkamą kokybę. Tai jeigu tą nori kokybę padaryti, tai reziumuojant, gaunasi taip, kad tu turi praleisti, bent iš mūsų pusės turi praleisti daugiau laiko prie tam tikro projekto, atitinkamai tas ir kainuoja. Ypač kalbant apie viską, apie glaistymą, apie klijavimą, apie pagrindo paruošimą, lyginimą ir taip toliau. Taip, įrankiai, taip, jeigu meistras įrankiai labiau patirtis. Tai įrankių gan daug reikia, daug įvairių, net tu nežinai, ko tau prireiks šiandien, ko tau prireiks rytoj, nes viskas keičiasi, viskas... Technika ateina, išgriauna, mokytis reikia, ir kursus reikia, ko turbūt faktiškai Lietuvoje gal ir nėra, gal ir niekas net nedaro, gal niekas net ir nesidomi, bet reikia kiekvieną dieną. Norint tobulėti, turi siekti, turi mokytis, eiti. Štai ir šitą video norint padaryti, tai gan nemažai yra laiko skiriama tiek aparatūrai, tiek visai ir pačio to mūsų laiko, kuris yra, kaip sakoma, grinai toksai. Kiekvienas laikas yra brangus. Nes nebesusigrąžinsi to tai laiką. Yra mokamas kažkas čia tau sumokės. Ne, paprasčiausiai mes dalinamės patirtimi ir mums tai yra malonu ir mes norime ko suteikti, kuo daugiau informacijos, kad būtų prieinama lietuvių kalba, kaip sakoma. Nes lietuvių kalba yra mažai informacijos. O kalbėti ir pasakoti grinai iš, kaip sakoma, iš specialisto, iš tos, kaip sakau, iš ligoninės ar gimdymo namų, tai mažai kas suteikia jums tokios galimybės parodyti. Tai gerai, tai dėkui tada, kad žiūrės. Jeigu kas žiūrėsim, jeigu kažkam patiko susipažinti labiau artimiau su mumis, arba bent jau įdomu, kam kas patiko, ką papasakojam, tai spauskit patinka, prenumeruokit kanalą, tai mums padės plėstis ir sulauksite daugiau tokių panašių vaizdo įrašų ateityje. Pakalbėsim apie viską. Daug žinom, daug galim pasidalinti. Arba daug dar nežinom. Nežinoma, tai tikrai daug. Gerai, dėkui visą. Iki.